Taip, mes jau matomės. Labas vakaras visiems. Visiems, kurie esame Zoom'e, kurie Facebook'e stebi. Ir labai dėkoju, kad susirinko čia šį ramų penktadienio vakarą, kad galėtumėm šiek tiek padiskutuoti, pasikalbėti apie tai, kaip mes norėtumėm ir galėtumėm keisti savo kalėdas, kalėdų laikotarpį, įvairias tradicijas. Ir, ir pirmiausia, aš labai norėčiau pradėti, nes galiu vėliau ir pamiršti, paminėti, kad gruodžio 13 diena yra pasaulyje švenčiama kaip Šventos Liucijos diena. Ir Lietuvoje tai nėra populiaru, tačiau mūsų kaimynai skandinavai švenčia šią dieną jau 400 metų kažkur. Ir ta jų šventė labai graži. Ir graži prasmė tos šventės. Ir noriu jums truputėlį iškarpą parodyti iš video, kad pamatytumėt, kaip tai nu, vat, atrodo. Pagrindinius tokius atributus turbūt kaip žvakės, dainos. Tai pabandykim, pasižiūrėkim ir tiesiog galėsim po to šiek tiek dar pakalbėti apie tai ir dalinuosi. Taip. To jau. Va, sekundėlę. Taip, va, tas mano. Tai pažiūrėsim dar, kad ir garsą girdėtumėt. Oi, oi. Aha, to dar garsą. Dar garsą man reikia va šie sound. Taip, ir pasakysit man, ar matosi. Matosi. Girdisi? Taip, taip. Gerai. Tai čia porą minučių tik taip pasižiūrėsim. Manau,
Mhm. Taip, tai kaip jum video? Gražus įrašas, čia rytmetis, Šventos Liucijos dienos rytmetis ir taip supratau, kaip koncertas toks nufilmuotas. Ir viena mergina išrenkama nešti tokį ratą ant galvos ir tas ratas su žvakėmis degantis, o kitos merginos arba būna dažniausiai vaikai eina visi procesiją tokią ir kartu dainuoja įvairias dainas. Ir reikšmė šitos šventės, jie pasiėmė iš tikrųjų į Skandinaviją šitą idėją dėl to, kad yra labai tamsu žiemos dienomis ir ilgos naktis ir tokiu būdu, kadangi Liucijos vardas reiškia šviesą, tai labai jam tiko šita šventoji, kad įnešti daugiau šviesos į savo va tas dienas, kai yra taip tamsu, niūru ir, ir tą dieną, netgi kiek aš dabar pasidomėjau, pas juos yra išeiginė diena šventinė ir, ir, ir jau jie visi kai švenčia ir daro ir patiekalus tam tikrus, ir dovanas vaikams, man atrodo. Čia priklauso dar kaip šalis nuo šalies, nes va mes kalbėjom su Vaida šiek tiek Danijoje iš mūsų rato. Tai sakė, kad jai neteko, nu, nėra taip labai populiaru, ne? Edita, jūs gal irgi kalbėjot? Tai, tai ką aš susidariau dar kokį įspūdį tai, kad galbūt vieni žmonės tai švenčia su, nu, prasmingai į tai įsijausdami, pamatydami tą, tą dalį, kad tą šviesą atsinešti ir į savo širdis, ne tik viską daryti taip automatiškai, iš įpročio, o kiti tai jiems ta šventė nieko nereiškia, tai kaip ir visur tai būna. Tai va, tai tiek norėjau jums, daugiau kaip ir nebeišsiplėsiu apie tai ir noriu iš karto vieną po kitos jūs tada duoti jums pakalbėti, kaip jums, kaip jums apskritai yra Kalėdų šventimas šiais laikais, ką jums jisai reiškia ir ką norėtumėt daryti šiek tiek kitaip, pirmiausia dėl savęs ir ką matot pas kitus. Ingrida, prisijungiai pirmoji, ar galiu tave pakalbinti? O aš labai nenorėčiau šį kartą pirmoji, nes aš labai nieko O, negalvoju. Aš noriu būti spontaniška gerai, ir aš labiau gal reaguosiu į tai, kas išsakys, nes aš tikrai nebuvau gerai. jokių minčių, bet ką aš noriu padaryti, kadangi jau man Mhm. daryti, tai visų pirma pasveikinti tave su tavo vardadieniu, tai vadinkim. Nu, ne tai tavo Ačiū. vardas, ar ne? Tai Taip. kad neliktų čia taip visai nebūtum nepasveikinta. Nu, tai tikrai sveikinu nuoširdžiai, tai Mhm. yra tavo visgi antras vardas. Nu, tai linkiu tau, kad viskas tau skleistusi kaip kuo gražiausiu, lengviausiu, nuostabiausiu būdu ir ne tik šiandien. O Ačiū, kol Ingrida, kas, ačiū. kitais metais vėl linkėsim iš naujo. Gerai. Ir vėl Tai, švesim jo, šią tai dieną. aš tada gal ne, aš po to galėsiu, gerai? Gerai. Mhm. Gal Edita tada? Tai aš irgi sveikinu Giedrę su ta, su Ačiū. tuo gražiu vardu. Iš tikrųjų, apie Šventąją Liuciją aš labai mažai žinojau iki to laiko, kol Giedrė įsijautė savo vieną aspektą, savo aukštesnę sąmonę kaip Liucija. Tai man tarsi truputėlį tapatu su pačia Giedrė. Jinai man nešanti šitą energiją iš tikrųjų labai ir fiziškai jaučiamai ir labai daug pati turbūt dalinaisi Giedrė, kiek Sicilijoje būdama išgyvenai to pajūtimo, tos Liucijos. Tai man tai yra kaip viena tavo dalis, tikrai labai gyva ir labai materiška. Ir vat, tu kai pradėjai domėtis tuo ir tai tarsi įnešė į erdvę tą Liuciją ir ją įmaterinai. Tai labai labai didžiulis dėkingumas tau už tai. Iš tikrųjų, Ačiū. dabar
klausiausi tos dainos ir galvoju, va tik dabar atėjo, kad nu tikraigi ta daina tai ir yra apie Liuciją ir man jinai tokia graži. Tai va, tai šitas momentas. Kas liečia, va dabar ta tema tokia mūsų, ar ne, kad apie šventes, kaip mes tą požiūrį keičiam į tą šventimą, į tas tradicijas. Tai aš jaučiu labai paprastai, kai aš jau žinau, kas aš esu, kad aš esu sąmonė atėjus patirti šitą materiją, čia yra mano žaidimo aikštelė ir aš visai ją galiu patirti. Ir man svarbu vertinti tą laiką buvimo čia. Mes turim tokią privilegiją, turim garbę būti čia iš tikrųjų ir patirti save visai. Buvo momentų, kai aš kai jau atėjau tą sąmoningumą labiau, buvo atmetimas toks, nu, kai buvo, dar nebuvo viduje to vientisumo, to sujungimo visų tų savo dalių, tai man buvo labai didžiulis atmetimas tų visų užstalių, tų visų dovanų, tarsi tai vartotojiškumas, tokie visi momentai ir tarsi nebesinorėjo, jau taip, jau norisi čia kitaip, jau mes čia sąmoningi suprantam. Bet kadangi aš nebuvau niekada labai susijus su religija, man ta Jėzaus šventė irgi nebuvo labai svarbi. Tai buvo, nu, tiesiog kažkoks žinojimas, kad tai su Jėzum susijus šventė, bet nei tai, nei tai. Man Kalėdos visuomet buvo šeimos susibūrimų, šeimos buvimo kartu, toks laikas. Ir dabar aš galvoju, kad yra visai kaip kiekvienas jaučiam, taip yra gerai. Nes pradėjom gyventi iš tų sąmonės impulsų. Ir jeigu man vienais metais norisi galbūt dovanų pirkti visai šeimai, nu ar kažkam, ar nedovanoti, kažką daryti tokio, tai viskas irgi su tuo yra gerai, su tom tradicijom. Kad nebėra to tokio susiskirstimo, kad va čia blogai, čia gerai, čia daug pirkimo, čia daug lėkimo. Jeigu kažkam taip jaučiasi, jeigu kažkam tai neša džiaugsmą, tai viskas su tuo puiku. Galbūt kažkam norisi tyliai į save pabūti, išjausti save, kaip tą šviesą, kaip tą sąmonę, tą sakralumą tokį, pabuvimą tuo laikotarpiu advento, ar ne taip ramiai. Man taip viskas apsijungia, kad kiekvienas mūsų galim patirti taip, kaip mums jaučiasi, taip, kaip tuo metu smagiausia. Ir man dabar sugrįžo vėl šiais metais, aš vėl galbūt todėl, kad šiuo metu prieš Kalėdinę esu ne savo namuose, aš labai pasilgau savo šeimos, savo dukryčių, visų 3. Ir kažkaip norisi to šeimos ir labai laukiu grįžti, kad per tas Kalėdas tiesiog pabūtumėm kartu. Taip pat man yra tas pagrindinis dalykas, kad tai yra mūsų visų bendrystės ryšio laikas, ne tik su šeima. Žinom, kad ta šeima įsiplėtė. Jūs irgi esat mano šeima, visa šita bendruomenė, visi žmonės, kurie esat čia šalia, ne vieno nėra atsitiktinio, mes visi esam susiję ir labai gera visus jausti. Nes kaip aš jau sakiau, kažkada dar pasikartosiu, kad nebėra svetimų. Nebesijaučia svetimų. Būtent, taip, pritariu. Yra visi, su kuo susiję, mes galim susitikti su žmogum visiškai nepažįstamu ir tuo momentu patirti tą bendrystę ryšį, nes mes kai sąmonės esam viena. Tai tas vienio pajautimas visame kame, viską apjungiant ir kaip aš sakau, Vaidai, dabar dažnai pasikalbam ir sakau, nu kaip įdomiai tie žmonės čia žaidžia. Bet mums ta materija duota kaip smėlio dėžė, žaisliukai ir vieni nori tai pažaisti, kiti nori tai pažaisti. Ir viskas su to yra gerai, ar ne? Kiekvienas mes išsireiškiam taip, kaip reikalinga mūsų sąmonė, mūsų išaiškai. Ir kiekvienas tas patyrimas man dabar yra gražus, kad ir, sakykime, anksčiau galbūt įvertinčiau kaip nelabai, gal kažkaip iš tos vertintojo pozicijos buvo labai daug tokio pas mane aspekto vertintojo, o dabar tiesiog priėmimas atsivėrė viskam, nes suprantu, kad viskas yra reikalinga, kiekvienas pasireiškia taip, kaip jam. Tai man tos šventės tokios yra kiekvieną sykį atveriančios vis kažką naujo, dabar atėjo šventoji Liucija. Ir kažkaip labai labai smagu vis papildyti, vis žinoti, atrasti naujus dalykus, kurių iki šiol neteko susidurti. Tai gal kol kas iš manęs tiek ir taip čia daug pasipylęs rauto. Viskas gerai, Edita, labai įdomu iš tikrųjų ir pas tave ir tos patirties daug ir pokyčiai dabar, kurie tave jau tu kiek čia 2 savaitės nesi namuose, ne? Ir privertė susimastyti, peržiūrėti viską ir atsirinkti tai, kas iš tikrųjų tau yra svarbu.
taip, tikrai taip. Mhm. Labai gerai. Sveika, Kristina. Gal norėtum dabar tu kažką pasakyti iš savo. Tik tai tavo mikrofonas užtildytas. Va, gerai. Aš labai nesiruošiau, netikėjau, kad reikės kalbėti, bet labai labai pritariu tai pačiai minčiai, tiem patiems suvokimams, pajūtimams Editos, kad tikrai, nu tikrai yra vientisumas atsiradęs ir viską matom kitaip. Nebėra jokių tų atskirtumų, kaip nori, taip šventi, kaip tau tuo metu jaučiasi, taip ir reikia daryti. Ir taip ir nėra nei gerai, nei blogai, nebevertini to. Man tai irgi yra šeimos šventė galbūt, kada apgalvoju apie visus, tokia šilumos, šviesos, dėkingumo aš ką turi. Ir tos tradicijos darai tik pagal pajautimą, ką tu. Truputėlį Šiandien tiesiog tai labai paprastai ir nieko nebeišskiriant, nieko nebeskaidant, nieko nebevertinant, o būnant ir mėgaujantis, nes prieš šiaip jau kuris laikas vis taip man ateina tokia mintis, kad gyvenimas yra didžiulė dovana. Ir ta dovana vis man prisimena, kad tai yra dovana gyventi. Dovana gyventi ir šiandien vėl atėjo tas suvokimas ir jis kuo toliau, tuo gilesnis ir atrodo, tai viskas apjungia, ką mes čia dabar irgi šitoje grupėje kalbam visur, kad tai yra didžiulė dovana, ką mes ir į ateitį kuriam, ko dar nežinom ir ką dabar turim ir kad turim tai vertinti ir tiesiog to mėgautis to buvimo, taip kaip yra. Ir nesvarbu, ar tai kalėdos, ar vasara, ar žiema, tuo pačiu gyventi, tuo pačiu dėkingumu, šviesumu ir bendrumu, vientisumu. Tai va tik tiek gal. Taip, Kristina, visiškai irgi tau pritariu. Labai viskas gerai skamba. Ačiū labai, kad pasidalinai. Prašau. Birute, gal jūs norėtumėt? Kažkiek tai norėčiau pastebėti tai, kad ir laikantis tradicijų, tu į tas tradicijas gali pažiūrėti iš vienos pusės ir gali pažiūrėti ir iš kitos pusės. Tu gali pažiūrėti kaip į džiaugsmą, kad vėl ateina šviesa, vėl ateina ciklas kartojasi, gyvenimas kartojasi, džiaugsmas kartojasi. Tu gali visaip jį priimti. Ir iš tikrųjų labai lengvai yra pažiūrėti į tai, kas buvo ir ką tu pats gali kurti. Ką gali kurti kasdienybėj. Iš tikrųjų gyventi yra didelis džiaugsmas. Ir viduj šventė, viduj džiaugsmas gali būti ir ne tik švenčių metu, bet ir dar labai džiaugiuosi, kad sužinojau apie Liucijos dieną, nes tai irgi yra, pasirodo, dar viena šventė, kaip čia pasakius, tamsos metu ar tokio šviesos nebuvimo metu. Ir aišku, labai sieju šitą vardą su jūsų vardu, nes kažkaip viskas susiję, kažkaip viskas vietoj. Tiek ko gero ir tenorėjau pasidalinti, nes ačiū jums visi, kad esate. Ačiū labai, Birute, dar klausimą užduosiu. O kaip įprastai švenčiat savo kalėdas ir kaip šiais metais planuojat švęsti? Įprastai švenčiam kūčias. Buvo periodas, kai aš dirbau ir tas švenčių laukimas man būdavo daugiau su įtampa, nes darbas toks buvo. Šiemet yra pirmos kalėdos ir pirmos šventės, kur man niekur nebereikės skubėti, aš niekur nebeskubu. Ir įprastai, nes aš turiu dar mamytę 87 metų, kuri laikosi šitų tradicijų ir aš gerbiu labai tai, kad jinai laikosi ir su namiškiais, su pačiais artimiausiais žmonėmis, šeimoje. Taip, vėl tas žodis šeima, vėl tie
žmonės, šeima, tai Taip, taip, ra... iš tikrųjų šeima, lyg tai tą vakarą ta šeima, paskui kažkaip savaime gaunasi ir kita šeima, labai pritariu minčiai, kad kažkaip labai fainai gaunasi, kad jau šeima prasiplečia, jau šeimos apibrėžimas labai labai išsiplečia. Mhm. Taip, tikrai didelis skirtumas. Vat, kaip netgi metus atgal pasižiūrėjus, kaip net aš ir pati, kaip į tą savi, nesavi, saviems, nesaviems, nu kažkaip, vat, tikrai pritariu tą skirtumą. Ačiū labai, Birute. Labai džiaugiuosi, kad šiandien prisijungėt, išdrįsot, skiriat laiką savo. Labai Nu, dėkoju. siela dainuoja, širdis džiaugiasi, ko daugiau reikia. Taip, žinoma. Turim dar Rūtą šį vakarą. Ar galėtumėt savo mikrofoną įjungti? Pirmą noriu pasveikinti Liuciją. Iš tikrųjų labai Ačiū. naujai suskambėjo šita daina, kurią atliko. Mes labai daug klausydavom tą dainą, dabar kažkaip, atrodo, naujai suskambėjo šita daina. Tas toks visada patiko, visada kažkokį sukėlė jausmą širdyje. Tik va dabar sąmoningai pažiūrėjus kitaip. Nežinau, esu labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad čia pas jūs esu su jumis. Pirmą kartą gal tiesiog taip va dabar čia. Ir sutinku su visom mintim, ačiū už gerus pasidalinimus. Iš tikrųjų, mano šeima biški yra toliau, nėra su manim, gal kažkiek prisijungs. Iš tikrųjų, radau savo šeimą, turiu tarp artimų draugų. Vat irgi išsiplėtė, tas ratas yra išsiplėtęs. Va tokia bendrystė ir jaučiu labai tokį džiaugsmą. Iš tikrųjų atrodo kalėdos, tos šventės ir kažkas naujo, toks vat virpuliukas širdį, kažkas atrodo keičiasi. Į gerą, džiaugsmas iš tikrųjų. Iš tikrųjų džiaugsmas. Džiaugsmas gyventi. Džiaugsmas bendrauti. Taip, širdis dainuoja kartais. Nu, tik tiek tik tai. Ačiū. Ačiū labai, Rūta. Matosi, kad mėgstat bendrauti ir turi daug draugų tikriausiai. Turiu. O per Kalėdas ar dainuoja dainas? Ar turit vat... Na, iš tikrųjų dabar mano taip biški darbas yra susijęs, biški toks papildoma, čia ne darbas, iš tikrųjų labai tenka dainuoti, iš tikrųjų, ir mėgstu klausytis dainų. Ne, nu taip, seniau tai būdavo, turėjau tokį irgi eidom dainuoti, iš tikrųjų, daina tai labai daug duoda, labai širdį atveria, iš tikrųjų labai daug daina duoda. Va, mėgstu klausytis, mėgstu va tokių gilių tų dainų, tokių va liaudės dainų, sutartinių, kur labai mėgstu. Dar reikia ieškoti, kas susiburti, kad galėtume kartu padainuoti. Man būtų labai smagu. Taip, tai va vienas iš tų dalykų, ką galima būtų iš naujo atrasti. Taip. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū. Ingrida, gal jau tu turi kažką? Dabar aš jau turiu. Nes beklausant jūsų, taip tiesiog prabėgo daug minčių per paskutinius tuos metus ir netgi nuo vaikystės kažkokios tai nuotrupos, kas man buvo Kalėdos, tai Kalėdos ir visas tas laikotarpis, tai kažkaip tai galvojau, kad visą laiką man tai buvo šventė, bet aš nežinodavau, kaip tiksliai ją įvardinti, nes religiškai vaikystėje ten gal nebuvo taip akcentuojama mano šeimoje, bet, nes buvo sovietmetis ir taip toliau, bet aš kažkodėl visą laiką norėdavau širdyje pati šviesiai apsirengdavau, niekas man ten neliepdavo, į bažnyčią mes neeidavom, tai jeigu taip iš toliau pradėti. Ir kažkaip, jausdavau, kad tai yra kažkokia pakylėta diena, kai širdį būdavo labai pakylėta būsena. Nors sakau, be bažnyčios buvo mano tos, kaip sakyti, be religijos.
O paskui, einant laikui, kai jau prasidėjo daugiau, jau, kaip sakyti, legalizuota ta bažnyčia, aš nebuvau labai stipriai su ją susijusi, bet man labai buvo svarbios mūsų pagoniškos tada pasidarė tradicijos. Man labai buvo įdomu klausyti sutartinių, dainuoti jas. Ir aš porą metų net visai neseniai ėjau, dainavau sutartines ir visus šitos ritualus pagoniškus gilinausi į juos. Man tai buvo labai įdomu ir labai prasminga. Ir aš supratau, kad tai yra didžiulis klodas, labai turtingas, didžiulis klodas, kuris irgi prieina prie tos gamtos ciklo, to saulėgrįža, visas tas dalykas, nu tiesiog labai labai nuvedė mane į tą tokį gilinimąsi per gamtą. Ir aš supratau, kad čia yra pirminis dalykas, o po to tik tai viskas čia dėjosi visas tas krikščioniškas ant jo, kaip sakyt, nu, paveldas, ar kaip čia galima pasakyti dabar, tradicija ta. Tai mano šeima vis tiek dabar yra taip, kad aš gyvenu viena, mano sūnus gyvena atskirai su šeima ir švenčiu aš tai su sūnum kūčias, o su mama, nes mama dar gyva ir gyvena atskirai, švenčiam Kalėdas. Bet kol kas anksčiau būdavo daugiau mūsų ten žmonių susirinkdavo, pusėserių vaikai, ten daug vaikų būdavo ir buvo virš 20 žmonių. Pas mamą arba pas brolį. Dabar labai labai sumažėjo ir buvo net per pandemiją laikas, kai aš išvis vieną sutikau. Ir iš pradžių galvoju, nu ir gerai, aš medituosiu, viskas čia gerai. Bet buvo momentas, kai man buvo biški liūdna. Aš mintise tai susijungiu su visais ir viską, bet suprasdama, kad aš tuo metu fiziškos tos bendrystės neturėjau, nu vien tik telefonu pakalbėti, man kažkaip buvo liūdna. Vat, ir aš supratau, kad visgi ir mano šeimoje nu, kaip ta mintis palaikoma, kad per kūčias ir Kalėdas nėra taip, kad tu gali pasikviesti bet ką. Ir mūsų šeimoje visą laiką būdavo tolimesnių žmonių, nebūtinai giminių, kartais buvo kaimynai, kartais buvo ten tolimi giminės, kurie neturėjo kur švęsti. Tai visą laiką būdavo tai, kad jie būdavo. Ir aš dabar irgi galvoju, kad žiūrėsiu, kad jeigu bus situacija, kad ar kažkas pas mane negalės atvažiuoti, ar kažką, tai aš mielai pasikvieščiau žmonės, kurie tuo metu neturi kur švęsti ir pabūčiau kartu su jais. Tai tiesiog va taip. Nes tai yra tiesiog man apie bendrystę. Apie tai, kad šeima iš tikrųjų, ką jūs jau ir minėjot, kad šeima jau išeina iš to rato, kad tai yra tik giminė. Tai yra visų pirma labai smarkiai bendraminčiai, o kita vertus ir visi žmonės, nes tu visuose žmonėse gali pamatyti tą bendramintiškumą, tą jeigu kalbėti per Kristaus sąmonę, nu tai Kristaus sąmonė irgi visuose mumise yra. Tai man tas toksai, ką aš dar norėčiau paminėti, jau kad labai neįsiplės, bet gal jūs užves ant kokių minčių, tai yra tai apie visas tas dovanas. Kaip Edita, tu sakai, kad tu jau viską priimi, kaip tokia, kas perka, kas neperka, kas viskas. Aš esu tam etape, kai aš kuo toliau, tuo labiau mažinu visas dovanas ir dovanojimus. Ir mano tarpe net ir sūnui sakau, kad minimalizuokim. Nepirkime nieko brangaus, nesišvaistykim, tik tai pasiklauskim, ar reikalingas daiktas, ar jis ten kažkoks. Kita vertus, nu, vaikam ten anūkiai, pavyzdžiui, tai nu, jau ten daugiau gal kažką padovanoja. Bet kad turiu netgi draugę, kuri pasakė, aš išvis jokių daiktų nepriimu, man tik taip prašau, ką nors arba savo rankomis daryto, arba geriau einam į koncertą kokį, kartu. Darom kažką kartu. Ir man tas daiktiškumas, galvoju, jo mažėja, aš pastebiu, kad jo mažėja, nors kita vertus, žiūrint kartais į spūstis ir parduotuvės, vat kaip Vilniui, sakykime, ar ne, nes aš iš Vilniaus, tai pasižiūrim į tas eiles ir tas žmonių spūstis ir kaip žmonės nusivaro, beieškodami tų dovanų, begamindami tuos patiekulus, tai aš džiaugiuosi, kad kiek girdžiu aplinkui, tai tas pamažu mažėja. Nu, kaip ir pradedam atsirinkti, ar tikrai reikia 12 patiekalų.
Ar tikrai reikia čia visiems tų dovanėlių, tiek daug ir dar kažkokių tai niekinių, belė tik pirkti, belė tik tai kažką tai. Tai vat tas toksai vartotojiškumas, jisai iš vienos pusės mažėja, iš kitos jis galbūt keičia formą, net nežinau. Tai va taip gryninantis, nes vis tiek čia yra toks gryninimosi metas, tas gruodis. Ir Taip, grįža susijęs ir su gamtos ciklu, ir su viskuo. Tai gryninantis, man atrodo, kiekvienas gryninamės ir per tą dovanojimo, tą daiktų, va, tą visą dalyką. Nu, ar tikrai ten reikia tiek daug ir ar mes čia išreiškiam taip savo meilę, bedovanodami dovanas, ar mes čia tik tai kažkokią duoklę atiduodam. Nu, nes dar yra to, dar randam gi aplinkui. Nepadovanosi, nu tai kaip, nu tai ką čia dabar, kalėdos metinė dovana, tai kaip čia dabar nepadovanosi. Nu kaip ir reikia padovanoti, ar ne? O kai mano draugė viena sako, nu man tai prašau nedovanoti. Nu tai va, tai aš va šitą temą kažkaip norėjau dar paliesti. Nežinau, kaip jūs jaučiate. labai gerai, Ingrida. Tiek man jie sukėlė irgi minčių ir, vat, ir noro, ir atrodo ir apie tą pasakyčiau, ir apie tą, ir dabar galvoju, kad turbūt pasakysiu taip, kad ką pastebiu aplinkoj, kad žmonės, kuriems sunku džiaugtis šituo laikotarpiu ir jie labai pavargsta, save tiesiog išbarsto per šį laikotarpį, tai turbūt tie, kurie turi ir polinkį, pirmiausia, nu, vat viską tarytum daryti dėl kitų iš to įpročio. Kai nėra to žinojimo, kad reikia save kažkaip užpildyti, save atvesti į harmoniją, nu, va tos bazinius tokius dalykus pasirūpinti savimi, kad turėtum iš ko duoti. Nu, vat, jie kažkaip eina į tą materiją ir galvoja, kad per tą materiją ir tom dovanom ir kažkokiu dėmesiu, kažkokiais renginiais, kažkur susitikimais, kad tarytum užlopis, kad tai yra nu, vat, nukreiptas dėmesys į išorę per didelis. Ir tada gaunasi, kad nei kiti laimingi, gavę tai iš to tokio tuščio puodo, ne, kad nu, nupirko kažką arba pasikvietė, bet kai su tuo žmogum negali pasikalbėti normaliai, nes jis jau pervargęs, nebesukaupė dėmesio, tai irgi, nu, koks jau čia tas susitikimas. Ir aš pati irgi to mokausi ir mokiausi tuos metus. Ir šiais metais iš tikrųjų man labai didelis pokytis įvyko vien dėl to, kad aš buvau Šveicarijoje lapkričio gale savaitę pas savo draugę. Ieva, linkėjimai Ieva tau, aš žinau, kad tu žiūrėsi. Ir pas ją visą laiką buvo super geras, pozityvus požiūris į Kalėdas. Ir jinai yra turinti norą kitus pradžiuginti ir būtent į tas suvesti į tokias grupelės, kažką tokio per bendravimą, per pažintį, per gilumą eiti ir kartu per kažkokias smagias veiklas. Pavyzdžiui, kepti sausainius, pinti vainikus, per kalėdinius tokius dalykus. Ir mes nuvykusios, kai aš nuvykau pas ją į Šveicariją, buvo pirma diena, kai prasidėjo kalėdinės mugės. Ir mes įsikalbėjom atvirai, sakau, Ieva, aš nemėgstu kalėdų. Man nepatinka nei kalėdinės mugės, nu va taip iš esmės pasižiūrėjus. Aš niekada tarytum nemėgau tų kalėdų. Ir aš tik tada tai suvokiau ir pradėjau ir iš jos tarytum, ir iš savo va to naujo požiūrio, o kodėl aš nemėgstu tų kalėdų. Ką galėčiau daryti kitaip. Ir gavosi, kad aš grįžau namo ir jau nuo pirmos dienos kažkaip įsitraukiu į tas prieš kalėdinį tą laikotarpį. Ir tų renginukų tokių įdomių, darėm japoniškus kalėdinius žaisliukus, labai įsigilinusios į save, išjausdamos tas medžiagytės, ten reikia krapštytis kelias valandas.
turėjom vat, tikrai jau kelis renginius galiu suskaičiuoti ir netgi namus šiek tiek esu pasipuošusi, ko niekada nedarydavau, palikdavau paskutiniai savaitai, nes man taip, nu, tai vėl čia reiks tvarkytis, šeima didelė, viskas atrodo, nu, toks nuovargis į tą, nematydavau tos šventės grožio. Galbūt vaikystėje tas buvo kitaip, bet jau per eilę metų pasikeitė. Tai va, kiek čia daug iškalbėjau. Perleidžiu žodį, kas norėtumėt. Tai galiu dar vieną pasakyti tokį, kad Taip, kad tau čia šiemet atėjo tas toks tai tvarkymasis namų, ar ne? ne, O aš jau tvarkymasis, jau keletą nežinau, ar man yra tas papuošimas namų, bet ne prieš mėnesį, bet prieš kokias 2 savaitės, šią savaitę aš truputėlį pasitvarkiau, dar eglutės nestatau, nes statysiu gal paskutinę minutę šaką kokią arba mažytę eglutę. Bet ką noriu pasakyti, kad dabar šitų dirbtuvių gaminančius visus komekomį ir visokius ten žaisliukus yra labai daug, bent jau Vilniuje. Ir gal Taip. didžiuose miestuose taip pat. Tai, bet čia irgi darosi jau komercija. Čia irgi darosi, nes yra žmonių, kurie laksto iš vieno renginio į kitą, iš Taip. vieno į trečią. Pritariu, Tai pritariu. yra uždirbami pinigai kažkam tai, kaip ir su žvakių gamyba, kaip ir su bet kokiu žaisliukų gamyba. Tai kažkam tai yra uždarbis, bet kažkam tai yra lakstymas iš renginio į renginį. Ir irgi aš galvoju, nu gerai, tai aš moku daryti tos komekomį, vieną kartą pasidariau, tai ką aš čia dabar kiekvienais metais pagal pajautimą, nu noriu einu. Žinoma. Nu, ką aš čia dabar turiu tris tuos būtinai pasidaryti, čia kokius pliusiukus pasidėti, kad aš čia pasidariau, susidalyvavau, nu ne. Nu nenoriu, nu taip iš vieno ir nelakstysiu. Tikrai, čia vėl, kad nebūtų užburtos ratus. Į kitą kraštutinumą dabar Taip. darom taip. Nes prasideda tos mados vadinamos. Ką aš stebiu, nu kadangi vis tiek, žinai, Gedrabiški vyresnė jau esu, tai turiu tą matomumą tom. Taip, taip, pritariu. Nu yra jos, yra. Ir tai iš pradžių ten plastikinę eglutę puošiam, dabar natūralią, paskui ten darėm kimekomius, dabar darom ten kažką. Tai gerai, jeigu viskas tas yra, nuoširdžiai, paprastai, staiku ir išjausta. O jeigu vėl eilinė komercinė banga, Taip, taip. nu, aš tai kažkaip taip žiūriu labai. Kažkaip. Tai va, tai čia vėl apie tą, Savaip, aišku. apie tą, kaip pasitikrinti iš vidaus, ar kur tu eini, su kuo tu eini ir kiekvieną kartą, ar nori, ar nenori, ir būti tiesoje su savim, ar aš jau atsisakysiu, nors kviečia pačios artimiausios draugės, gal ar aš atsisakysiu, nes man visko per daug, ar eisiu vis dėlto ir užsidėsiu tą pliusiuką. Labai įdomu. Kas Aš dar? galvoju apie apie tas dekoracijas, apie viską, man atrodo, ir grinai leistis iš to pajautimo daryti. Mes eglutę pasipuošėm iš tikrųjų, galvoju, gal netgi buvo lapkričio vidurys, atrodytų, vajai, kur čia taip anksti. Bet man tai asocijuojas visai su kitais dalykais iš vidaus. Labai norėjusi, nes man kitaip sutemsta visur, atrodo, įsijungi tas lemputės, atrodo, taip pat pasikeli, prisipildai tokia mažytė smulkmena. Ir galvoju, o kodėlgi ne, jeigu tu taip nori. Ir galvoju, ir mėgautis to gyvenimo, kurtis taip, kaip tu nori, ne dėl to, kad gal nepuošiu, nes kažkam atrodys, kad per anksti, kažkam bus galbūt per vėlai, bet o man taip norisi, tai taip ir tai tom ir vadovautis. Ir tiesiog leistis klausyti savo vidinių dalykų ir nebejoti. Jeigu nori pailsėti, pailsėk, nenori eiti, neik. Ir nereikia bijoti taip jaustis prieš kitus ir pasakyti, tada mes atkuriam tą tokį atvirumą ir kitiems leisti tai. Būti atviriem pagal savo pajautimą. Jau dukrytė kviečia, reikia bėgti žinoti. Gerai, gerai, ačiū Kristina. Ačiū. Edita, gal tu norėtum pridurti? Apie madas ar... Apie madas. Man Kalėdos visada buvo šventė, tai aš sutapčiau su Ieva, tavo drauge.
Aš visada labai pozityviai, labai iš tikrųjų mes darydavom tokią džiaugsmingą šventę, be jokio kažkokio prisirišimo prie bažnyčių, religijų ar kažko. Tiesiog ir būdavo tas laikas, kai tuos patiekalus tradicijų laikydavomės, paskui jau taip paprastai, tiesiog taip, kaip norėjosi. Paskui, kaip ir minėjote, tas laikas, kai neberašėm ir nebenorėjom, kažkaip taip, nu mano mergaitės norėjo, bet aš čia buvau labai kažkaip nebereikia, man čia nieko. Žodžiu, irgi buvo kitas toks kraštutinumas, kur tarsi, nu aš čia, mano nuomonė svarbiausia, čia irgi, čia buvo ego apraiškų kažkokių, kad va, dabar, nu va toks etapas mano buvo. Bet dabar man, kaip Kristina sako, aš irgi lapkričio gale prieš išvykdama pasipuošiau eglutę, prisikabinau girlandų, nes ta tamsa, gražu, blizga ten ir žypsi. Tai man kažkaip tiesiog tas mėgavimasis kiekvieną akimirką taip, kaip norisi, neprisirišant prie nieko. Tiesiog, jeigu taip norisi, aš neturiu prieš nieką įsipareigojus atsakyti, kad aš norėsiu pasipuošti. Tai va, tai man visada tai teikia džiaugsmą. Bet buvo metų, kai iš tikrųjų, nu, tiesiog galbūt buvo daugiau to virsmo, tų procesų kažkokių ir nesinorėjo apsikrauti ir kažko daryti. Tai aš linkus savęs klausyti kažkaip, bet aišku buvo tas etapas, kai paklusdavau tom tradicijom visom. O dabar visiškai laisvai atsipalaidavus taip, kaip norisi, taip, kaip jaučiasi ir kažkaip tų dovanėlių maratonas jau eilę metų, daug, kokie 8 metai manęs visiškai neslėgdavo, nes kai atsirado internetinė prekyba, tai iš vis nėra jokių problemų, sakykime, bet mes irgi, va, kaip Ingridas paliečiant jos požiūrį, kad taip, niekada neperkam kažkokių nereikalingų ar kažkokių, kad tik nupirkti. Ne, šeimoje mes būna, pas mus turbūt kalėdinės dovanėlės yra labiausiai laukiama šventė, kiti, sakykime, per gimtadienius dovanoja to, ko norisi, to, ko reikia, ten žmogus labai išjaučia, pasako, o mes per Kalėdas. Tai vat tas svajonės vaikų visada įgyvendindavom, įmaterindavom per Kalėdas. Tai va ir buvo ta vaikų labiausiai laukiamiausia šventė, nežinodavo, kad jau gaus tą išsvajotą daiktą nuo pat vaikystės, kažkaip taip. Ir dabar, vat, mes jau suaugę, aišku, mums, kaip ir sako, mes viską turim, bet aišku, atsiranda ir tų norų kažkokių smagių, visiškai paprastų kažkokių dalykų. Tai va, tai taip ir mergaitės, mano kažkokiu praktiškų kažkokių vat, reikalingų daiktų, kuriuos panaudosiu, kurių norisi ar kurių reikia. Tai tikrai nereikšminam to irgi. Bet tai net neturi nu, vat, pinigų, kad kažkiek ten daug. Nesmė visiškai tam pinigų kiekyje. Tiesiog taip, kaip norisi. Tai va, tai galbūt tiek apie tas dovanėlės, kad nu, tiesiog nėra to kažkokio taškymosi šiaip savo, kad tik kažkam, o kitiem mes iš tikrųjų niekad draugam ar kažkam mes niekada ir nepirkdavom. Nebent būdavo kažkokia šventė ir būdavo sutarta, kad ten keičiamės dovanėlėm. Bet šiaip tai ne, mes šeimos narių tarpe tom dovanėlėm keisdavomės ir keičiamės. Ir tas Kalėdų rytas būna toks labai smagus, visi laukia, bėga iš lovų greitai paglutė, kaip filme. Ir ieškoti tų dovanėlių. Ir iš tikrųjų būna tas smagus toks vaibas, nu, tiesiog nešantis džiaugsmą. Ir sakau, viskas gerai, kas teikia džiaugsmą ir kaip tai beatrodytų kitiem. Ir neturim teisės nei kitų smerkti, nei patys kažkaip paklusti kažkam. Tai va, tai turbūt tiek. Ačiū, Edita. Gal dar Birutės su Rūta, kuri norėtumėt? Man labai yra gerai, kad turi galimybę rinktis. Turi galimybę rinktis, labai nebepriklausai nuo to, kas vyksta aplinkui. Čia labai toks pasirinkimo laisvė, pasirinkimo galimybė irgi šitas. O šventė tai yra ir šventė kartu, nes tai man labiau su šviesa, su ciklais gamtos, su švente viduj, su vidiniais dalykais labiau. Ir labai pagarba visiems taip, kaip švęsti, taip, kaip jiem atrodo. Kaip jiem norisi, kaip jiem atrodo, kaip jie prima ir iš tos pusės dar. Labai gražu. Taip, ta pagarba kitiems ir savo.
labai brandu. Rūta, porą žodžių ir jūs. Pritariu, pilnai pritariu visom pasisakiusiam, įdomu, kad tikrai ir mano požiūris va taip pat irgi yra, kad iš tikrųjų kiekvienas kaip nori, aišku, ir kad nedovanoja galbūt yra iš tikrųjų esmė, galbūt yra ir vat kažką, gal nepamiršti kažką aplankyti, gal kažkas vienišas yra šalia va tavęs kažkur randasi, gal gražų žodį pasakyti, kažką va palinkėti, tiesiog sutikus, nusišypsoti, gal net apkabinti. Nu, man kažkaip tas vat kalėdų nu, vat dabar iš viso tas tamsusis laikotarpis man kažkaip vat apie tą eina, kad kažkuo dalintis, ką turi geriausia galbūt ir kartu ir pats pamatai, kituose pamatai tai, ko tau gal trūksta, ko tau galbūt reikia pačiam. Ir tokia vyksta mainai iš tikrųjų. Tai va tiek tiesiog, kad matyti, tikrai pamatyti, kas yra arti tavęs galbūt ir yra pamirštas, yra užmirštas, yra vienišas galbūt. Bet tiek tik tai. Čia dar gal paantrinsiu tokiu pavyzdžiu, kad visai neseniai čia prieš savaitę kokią važiavau troleibusu Vilniuje ir prie manęs prisėdo tokia moteriškė, nu pagyvenusi. Ir aš taip žvilgtelėjau, man pasirodė, nu galvoju, nu nebenamė, bet kažkaip keistai jinai atrodė, važiavo jinai į Petro Povilo bažnyčią į Karitas pietus. Ir taip išėjo iš kalbos, kad ji manęs klausė, kur lipti, aš jai pasakiau, tada sužinojau, kad ji ten važiuoja. Ir ką ji pasakė, važiuoju į Karitas pietus, šiaip mano giminė visa, sako, Ispanijoje. Aš ten nuvažiuoti negaliu, nes mano pensija 250 eurų. Minimali. Namus praradus, pasirodo, nakvynės namuose gyvena. Bet kokį, ji pasakė sakinį, tai dabar visi, kurie ten sėdės prie stalo, su kuriais aš tiksliau sėdėsiu prie stalo, tai ir bus mano giminės, sako, tai ir bus mano giminė. Sako, nes mano giminės aš dabar negaliu pasiekti fiziškai. Tai tie, kurie sėdės ir bus mano giminė. Ir man taip pasidarė gera nuo jos to tokio pasakymo. Aš galvoju, nu va kaip gražiai, nu va kaip jinai save surado savo tokią paguodą. Po to jinai manęs dar tiesą paprašė poros eurų, tai aš jai daviau. Ir sako, tai susitiksim Ispanijoje. Pasirodo, ten 87 metai ir kiek. Jinai atrodo, aš sakau, nu tai gerai, sakau, jeigu bus Dievas duos, tai ir susitiksim, sakau. Bet, nu taip išeina, kad moteriškė, nu taip kabinasi į Dievą, iš tikrųjų, į tą bendrystę tarp žmonių, kad jau ir namus praradus, ir minimali pensija. Ir vis sako, tai kas sėdės, tas bus mano giminė. Nu, man tai labai buvo toks, labai, pasakyti, nu. Tik į gyvenimą. Tokia dovana, netgi savotiškai dienos dovana. Galvoju, nu va, matai, kaip būna. Taip, koks išplėstas požiūris, nors ir namų neturi, va ten irgi išsiplėtus, o ne viskas. Viską giminė toliai ir va, ir taip. Va taip. Jo. Nu, tokių žmonių irgi yra. Yra. Labai mes čia giliai palėtėm. Taip. Ką dar naujo galiu pasakyti, šiek tiek va gal, kas man kartojasi jau šiais metais, ką pradėjau praeitais metais. Tai susijęs su mūsų projektu Išsigrynink tiesą savyje. Ir praeitais metais nepažinojau nei Evelinos ir nei kitų aplink ją buvusių žmonių, nei Editos, nei Ingridos, nei Kristinos ir jūsų visų kitų, dabar kas esame Zoom'e. Ir pamačiau Simono žinutę, kvietimą į nemokamą gyvą susitikimą Palangoje. O aš gyvenu Vilniuje. Ir taip kažkaip mane palėtė stipriai, galvoju, reikia ten nuvažiuoti. Nu, kažkodėl turiu ten būti. O buvo irgi tokia diena, labai nepatogi tarytum, kai visiškai arti kūčių.
Ir buvo galbūt man net ir sunku šiek tiek, kaip aš čia išvažiuosiu, čia reikia ruoštis tom kalėdam kūčiom, reikia tvarkytis namus, kažką ten sausainis gal kepti ten taip toliau, taip toliau. Ir aš vis dėlto išdrįsau su autobusu, nuvažiavau, su nakvynė, viską susiorganizavau. Ir man be galo ten buvo gera ir buvo nedidelė grupė žmonių, Edita ten buvo ir Evelina, Jomantė, kiti. Buvo tikrai labai prasmingas vakaras, mes ten ar dienos metu turbūt buvom. Ilgai aš ten pasilikau, dar su Jomante ir Evelina kalbėjomės ir buvo sunku išsiskirti ir tada aš nusprendžiau, kad noriu į jų organizuojamą projektą prisijungti, nors net apie tą projektą net nežinojau. Ir dabar, kaip gaunasi gražiai, aš tame projekte visus metus buvau. Aktyviai, kaip dalyvė, po to dar aktyviau kaip kuratorė. Ir tikrai arti ir daug visko gavau ir visi tie žmonės man dabar tikrai yra be galo artimi ir brangus. Mano nauja šeima, tokia ta plačiaja prasme. Ir šiemet vėl gaunasi tas pats. Evelina su Simona išsijautė, kad turi daryti gyvą susitikimą 21 dieną. Aš jau sakiau, gal jau ne šiais metais, bet vis dėlto supratau, kad turiu ten būti. Ir dar sutampa ta diena su lygiadieniu, saulėgrįža, ne? Ir tikrai labai... Saulėgrįža, ne lygiadieniu. Saulėgrįža. Žiemos ir vasaros saulėgrįža, Taip. pavasario lygiadienis, tai čia. Aišku, gerai. Tai vienu žodžiu, vėl stipri, energetiškai stipri diena, labai suprantu, kad turiu rinktis, kur būti tuo metu, kad neskirti tos dienos kažkokiem tiem buitiškiams dalykams, galiu padaryti anksčiau arba vėliau tuos dalykus ir šiais metais aš vėl vykstu ir taip gražiai tas ciklas, kaip kalbėjom, Birutė sakė, taip liktais apie tuos ciklus, kad kartojasi ir tai tarytum kažkas naujo pas mane ir net ir tą temą iškėliau, kad kažkas gali būti kaip nauja tradicija ir aš labai norėčiau tai toliau tęsti ir daryti šituos susitikimus kartą per metus ir toliau. Ir toliau, kai susitinka bendraminčiai, kai tas laikas yra skiriamas savo tai vidiniai šviesai išskleisti, aktyvuoti, pamatyti vienas kitą kitoj toj šviesoj, kitoj plotmėj ir tokį naują dalyką sau ir galiu iš karto pakviesti, nes į šitą renginį yra kviečiami visi, kas pajaučia, kad nori. Yra informacijos galima rasti Facebooko grupėje Išsigrynink tiesą savyje, o jeigu neranda, tiesiog parašykite asmeniškai ir mielai pasidalinsim visą informaciją. Tai galbūt kažkas, taip kaip aš praeitais metais, kažkas norės prisijungti. Va. Kas čia dar? Dar vienas labai svarbus dalykas, vis dėlto rytoj, ne šiandien, bet rytoj yra Editos gimtadienis. Wow. Išdaviai. Taip. Ir tai irgi yra šventė. Taip, tai yra šventė. Edita, aš džiaugiuosi iš tikrųjų, kad mes susitikom ir tu tarytum irgi jau gali tam, lik viduj kažkaip pasiruošti, tokia biški susikaupti, nes aš žinau, kad prieš gimtadienį norisi truputėlį susikaupti į save, save kažką pasižiūrėti, kaip tie metai prabėgo, ne? Pasakyk keletą žodžių, kaip tu jautiesi? Oi, metai buvo be galo labai apdovanojantis. Visokiam prasmėm. Ir gylio prasme, ir pločio prasme, ir
labai daug patyrimų, labai daug procesų, labai daug atsiverimo. Iš tikrųjų labai, labai turbūt patys plačiausi metai, plėtimasi prasme, greičiausiai taip. Ir esu dėkinga, kad va dabar to, esu tam etape, kai labai labai daug to vientisumo manyje. Žinoma, kaip ir visiems, man visko dar ir iškyla. Bet ta reakcija labai greitai suvaldoma, tas požiūris iš karto keičiasi jau į teigiamą, pradedi matyti tas šviesias pusės. Ir aišku, jeigu kažkas tai iškyla, jau ir supranti ir žiūri į tai, kas tai yra. Bet jau tarsi tas raumuo atidirbtas, matėme tų išorinių įtakų ar kažkokių manipulacijų ar ego apraiškų, jau labai labai išmokstu greitai tai atpažinti ir patraukti arba priimti, arba tiesiog paprašyti šaltinio, kad savo švieso ištirpintų visą tai ir padėtų transformuotis. Tai kažkaip toks labai vidinės ramybės etapas yra. Nes anksčiau prieš gimtadienį kažkaip būdavo, paskutiniam tom dienom kildavo visokių tokių net ir depresinių būsenų. Ir būdavo toks kolektyvinis požiūris, kad prieš gimtadienį tai jau toks sunkesnis. O jau paskui ta saulė ateina į tą ženklą, ir jau tada viskas įsiplečia, bet kai dabar nebėra prisirišimo prie jokių ženklų ir kažkaip lengva, daug labai vidinės ramybės, daug labai tvirtumo, stabilumo, kad ir kaip būtų, kad ir kas bekiltų, iš karto kažkaip labai greitai susijungi su savim, su savo ašim, su šaltiniu, su savo grinąja sąmonė, su kūrėju absoliutu ir kažkaip labai, labai greitai susiharmonizuoju. Tai va, tai iš tikrųjų tas gimtadienis visiškai kitoks, aš čia turbūt merginos iš grupės žino, bet aš esu pas savo draugę Vaidą, kuri irgi yra mūsų projekte senai, nuo pavasario turbūt Vaida, ar ne? Kaip ir aš. Ir jie Danijoje kraustosi į naujus namus ir mes atvažiavom su vyru padėti, tai esam intensyviam tokiam darbė tas 2 savaitės, tai man iš tikrųjų šitas vakaras, labai ačiū Giedrė už pakvietimą, man šitas vakaras tikrai tokio atokvėpio. Ir Vaida dabar girdžiu, kaip jie neša baldus, už tai negaliu prisijungti, o aš čia tokia pabėgėlė dezertyrė. Nu ir gerai. Tai va, tai jaučiuosi nusipelniusi truputėlį atokvėpio ir iš tikrųjų, kad ir tas darbas toks, nėra lengvas, vis tiek tas kraustymasis, visi tie darbeliai, bet būsena visiškai kita, visai kitoks požiūris, visiškai kitaip į viską žiūrima kažkaip, kad ir fizinis kūnas pavargsta, bet žinau, kad grįžtum ir pailsėsim ir nieko čia tokio. Tiesiog, kai tą prasme įprasmini kiekvieną tą akimirką ir kiekvienoje akimirkoje stengiasi rasti tą džiaugsmą. Ir kai Vaidai sakau, šiaip kartu mes nepabūtume, jinai Danijoje, aš Lietuvoje, o dabar kiek turim laiko kartu, tai va, ir tai iš tikrųjų smagu. Tai va, tai ačiū labai ir jums už tą susijungimą ir už tą galėjimą pabūti toj bendrystėje, bendraminčių rate, tai yra labai brangu man, tikrai. Džiaugiuosi, tai mes tave sveikinsim rytoj. Gerai, iš anksto negalima, sako. Neprisirišam prie nieko. Taip, neprisirišam. Ir mes jau einam į pabaigą, ką jūs galvojat? Gal dar po paskutinį sakinį kažkas, kas labiausiai norit? Palinkėkim vieną kitai kažko, arba savo, ar tiem, kas klauso. Ar aš galiu pasakyti? Taip. Palinkėčiau ir padėkočiau kūrėjui ir šaltiniui, kad mes kiekvienas turime pasirinkimą. Kiekvienas turime vis kažkokių galimybių ir rinktis kūrėjo šviesoje, jo meilėje, jo buvime. Būkime laimingos. Ačiū, kaip gražu. Ačiū. Rūta gal? Aš prisijungiu prie tokių jau žodžių dabar. Būkime laimingos. Kiekvienoje akimirkoje atraskim tą tokį gėrį, tą kūrėją pajauskim. Tai va, gerų švenčių ateinančių. Ačiū labai, Rūta. Ačiū Jums už drąsą, kad prisijungėt šiandien. Labai norėtųsi dar geriau Jūs pažinti ir išgirsti dainas
ir pasimokyti tų dainų. Tai va, Nu, gal Dievas duos. čia jau reikėtų daugiau būrelių. Taip, Jo. Mhm. taip, suprantu. Kristina, gal įsijungtum dar mikrofoną? Nu, ką aš prisidėsiu irgi prie tų pačių linkėjimų, prie dėkingumo. Man tai skamba iš karto tyros širdis, būkime tyromis širdimis, iš tyrumo, su džiaugsmu, su lengvumu. Ir viskas tada. Dėkingumas, tyra širdis, džiaugsmas, viskas tada savaime. Gyvenkim tuo kasdien. Tada ir viskas klostysis, taip sakant, taip kaip turi vykti. Viską priimsim, tada daug lengviau. Viską. Tai tiesiog būkim tyrume. Ačiū, Ačiū. Kristina. Ačiū. Ingrida, Tai man belieka irgi dar kartą pakartoti tą patį, kad tiesiog užtvirtinant, kad taip, Kalėdos yra apie priėmimą, apie lengvumą, apie džiaugsmą, apie meilę, apie besąlyginę meilę. Atsiverkim, tiesiog atsiverkim ir priimkim. Ir džiaukimės kiekvieną dieną, nes gyvenimas ir yra didžiausia dovana, kokią mes tik turime. taip, taip. Edita, neatsimenu, palinkėjai ar ne kažko? Liktais Dar galiu palinkėti ir Palinkėk. prisidėti prie Aha. visų moterų. Ir iš tikrųjų, tikrai būkim visi laimingi. Ir ta meilė, mes juk esam kūrėjai visatoje, kur meilė yra ta tokia išskleista labai energija, ar ne? Tai ta meilė, kai į viską žiūrim su meilė, į save pirmiausiai, po to ir į visą, kas aplinkui mus, tai viskas tuomet ir lengvai, ir paprastai, ir džiaugsmingai, ir dėkingumas tas meilėje gimsta. Tai tikrai mylėkim, būkim mylimos, mylimi ir skleiskim visą tai. Ačiū, Ačiū. Edita. Ir aš jau žinau, ką noriu pasakyti, ką noriu palinkėti, tai vis dėlto norėčiau šiek tiek kitaip, norėčiau palinkėti kūrybiškumo, leisti savo pažaisti tiek kažkokiom, tiek puošiant namus, tiek kažką darant tas savo tradicijas kažką naujai ir kartu atsiduoti tai bendrą kūrybai su subtiliuoju pasauliu, kaip man pavyko tą kūrybą sukurti turbūt su subtiliuoju pasauliu, sujungti su Liucijo echoiminė sąmonė. Tai man be galo nauja, be galo brangu ir tai kažkoks naujas lygmuo, iš tikrųjų kūryba, kai tu gali, atrodo, net ne tik tai žemės tam lygmenį daryti dalykus, tai atsiverkim visam tam ir linkiu daug prasmės, tos vidinės prasmės visiems. Ir be galo dėkoju už šį vakarą kartu, man tai buvo labai svarbu ir labai jūs myliu. Ačiū. Ačiū tau, ačiū labai visom. Ačiū. Gražių švenčių. Tai ačiū. Gero vakaro. Iki.